Jo jaučiu, kaip pradėjo, žinai, net širdis tuksent man, nežinau, taip, tun, žinai, taip. Pažiūrėk dabar pas tave demoniukus. Gerai. Ir pas tave širdį, trečioji čakrai ir antroji čakrai demoniukai. Identifikuoji visus, kurie tau sukelia baimę ir liepi jiems atsistoti prieš tave. 3, 2, 1. Nu, matau. Kimba. Toks vienas didelis ir toks jausmas, kad jis už virvučių, toks jausmas laiko mažesnių, žinai. Gerai. Užsišaldyk dabar jį. Gerai. Šaldyk. Aha. Ar Sonata kažką norėjo sakyti, ar man pasigirdo ten? Aš pradžioj, bet tai įsirutulios toj, man atrodo. Gerai. Sakyk. Darykit jūs, aš paskui. Maja dabar pareikalauja kontrakto su tuo dideliu demonu. 3, 2, 1. Aha, čia kaip toks, žinai, bet čia toks ilgas, kaip papyrusas man kontraktas. Čia jau bus reikalų. Ką tu atiduodi tam demonui ir ką jisai yra tau pažadėjęs? Klausk jo arba skaityk iš kontrakto. 3, 2, 1. Koks buvo jūsų susitarimas? Nieko jis nesako, bet toks jausmas, kad kažkas su baime. Aišku. Dvejojimas, baime. Aha, žinai ką? Galiu aš pasakyti. Pasakyk. Tai yra baimė prarasti artimą, ypač mamą. Tu iš pat pradžių, kai tu sakai, ta širdis makaluojasi, tu buvai vienas su savo mama. Tu jos neatskiri. Tu negali ją atskirti kaip asmenį. Tu tiesiog susitapatinus dabar. Atskirti. Tai kaip sakant, tą bambagį skėlę nusikirpti. Nes būtent tas ir yra, supranti, tas ryšys, kur mes visi vis tiek ateinam ir negalim paleisti tą baimę ir dabar ypatingai tu jau visiškai susitapatinus, tiesiog tu jau joje, tai tu sudegsi pirmiau negu ta mama, supranti. Reikia mokėti, šitą dabar reikia tiesiog atskirti, kad ir kaip bebūtų, reikia tik tai šitus dalykus, kai tu atskirsi, tu galėsi jai padėti, bet kai tu esi ta pati, tu negali jai padėti. Nes tu degi, tu prisiemi tą, tiesiog tu negali jai niekaip padėti ir pamatyti, ką gali padaryti. Tiesiog reikia atsiskirti. Pradžiai. Gerai, bet žinok, priežastis, kodėl jai yra sunku tai padaryti, irgi kažkur slypi. Tai taip, tas gyvenimas, tai čia jau jo. Yra, jo. Bet dabar jai reikia pirmą atskirti ir tada jinai tiesiog tu pabandyk, tai o paskiau jau nuves. Aš manau, kad turi nuvesti tas demoniukas. Sunkiausia yra padaryti tą atskirti dėl to, kad būna priežastis. Supranti, pirmą būna reikia atrasti priežastis, kodėl jinai to negali. Tada veda tas demoniukas. Aš tai sakysiu, pirmą jo tą demoną susitvarkom ir tada bus matyti. Tai, žinai ką, keliauk į pačią pirmą reinkarnaciją, kurioje pirmą kartą susitari, pasirašai kontraktą su tuo demonu. Pati pirma pradinė. 3, 2, 1. Neriam. Aha, aš bandau žiūrėti, ką aš darau. Čia kažkas tai, sakyčiau, gal su ta magija susiję.
kad aš klupu ant kelių, ant grindų ir kažką tai rašau ant lapo, Aha. o jis stovi šalia prieš mane, Mhm. bet aš, ta prasme, ne tai, kad aš nebijau jo nieko, ta prasme, čia tarytum kitas žmogus stovi prieš mane, ta prasme, nu, aš ant tiek ramiai, aš nesuprantu. Ne. Mhm. O kodėl tu dabar rašai tą kažką ant lapo? Kodėl tu tai darai? Klausk savo pasąmonės. 3, 2, 1. Aš norėjau būt galingesnė. Gerai, kokioj srity norėjai būt galingesnė, kaip tai turėjo pasireikšti? Ko tiksliai norėjai? 3, 2, 1. Nes aš save matau tokią jauną merginą, kad gal kaip gydyti, stipresnė gydymuose būt, žinai, kai gydo. Mhm. Kažkaip man į rankas rodo, jos tokios, nu, tokios moteriškos, nors šitam gyvenime tokių neturiu. Tokios šviesios rankos, ir kad su tom rankom gal gydyti, kažkaip. O ką tu, paklaus savo pasąmonės, ar buvo kažkas konkrečiai, ką tu norėjai išgydyti? 3, 2, 1. Nu, dabar čia ir protas jaučiu kišasi, nes eina, žinai, kad ir mama, ir vaikas kažkaip tai nesuprantu. Mhm. Sonata, tu dar kažką gali paantrinti? Nu, man mama tai tikrai. Man irgi kažkaip eina, kad greičiausiai mamą norėjai gydyti. Jo, greičiausiai jo iškart man irgi jautėsi pačioj pradžioje. Gerai, o tas žmogus priešais ją kas toksai? Maja, kas yra tas žmogus, su kuriuo tu ten esi? Nes ar ten nėra jokio fizinio žmogaus, tik vienas demonas? Ar yra kažkoks žmogus, kuris tau pasako, kaip reikia elgtis? 3, 2, 1. Taip, palauk, bandau. Bandau nuskaityti tą žmogų, bet jis toksai, nu ne, šamano aš jį nepavadinčiau, bet jis toksai, sunku man jį nuskaityti. Jis man toks, žinai, išsiliejęs kažkoks, tai toksai pasidabinės ten visokiais tokiais, kaip buvo senovėje tie šamanai, kaip aš juos įsivaizduoju, kaip aš juos. Tais jis išsiliejęs man kažkodėl, aš jo taip aiškiai nematau, kaip visko matau. Ar tu buvai gal ant kokių svaiginamųjų medžiagų tuo metu? 3, 2, 1. Ar čia jo apsauga taip veikia? 3, 2, 1. Nes tu sakytų, neturi ten baimės, labai ramėsi, žinai. Jo, aš ten ramiai ir aš galvoju, kodėl aš tokia ramiai ir aš jaučiu, kad matyt kažkas tai padaryta, kad aš būčiau tokia ramiai. Mhm. Taip apkerėta, gal sakyčiau, net nežinau tinkamą žodį parinkti. Tokie, žinai, atsiprašant, kaip čia gražiai įsireikštų, toks pochuizmas įsijungia, žinai. Taip, nėra tau kažko sugirdyta, kažkokių tokių raminamųjų ir ten svaiginamųjų medžiagų. Šamanai naudoja. Čia toks jausmas, kad aš gal kažkokių žolelių, žinai, aprūkyta gal buvau. Aš tai matau padegtas kaip žolelės ir duota kvėpuot gal. Kažko tokio. Na, geras. Iš tiesų, man dabar ką tik irgi atėjo informacija, kad kodėl yra naudinga taip daryti, dėl to, kad tau atsijungia baimės, pykčiai ir gali iš tiesų ir švarų ritualą taip padaryti. Bet čia atveju taip nebuvo.
Nu, jo, kad nebūtų įtampos, nebūtų, nu, žodžiu, neigiamų emocijų. Gerai. Įdomi. Tiesiog atsirakina informacija, toks supratimas. Aha. Ne, viskas gerai. Ok. Sukam tada tą laiką mes atgal, gerai, to ritualą, atgalinį ėjimą, prieš tau įeinant tenai, ar iš vis prieš jį surandant, prieš pas jį nueinant. Aš iš tiesų tai matau, kad ją atvedė pažįstamas. Tai jinai dar buvo labiau užtikrinta. O jei kaip mums nubėgo. Artimas žmogus, kažkoks tai artimas žmogus, kurio tu pasitikėjai. Pipiec. Tiesų, jisai padavė tą labiau išgėrimą tą. Sau. O tas artimas žmogus, ar jisai, tai ar jinai turi su juo kažkokį karminį ryšį, ar jisai yra dabar jos gyvenime? 3, 2, 1. Manau, kad taip. Jis toks pasislėpęs dabar, toks kažkoks pasislėpęs. Slaptas, toks, kaltę jaučia, bet vat kažkaip ir vis kažkas tai tokio panašaus, kuris nori. Toks slidus žmogus. Tie galėčiau pasakyti, slidus. O koks už jo stovi interferentas, kuris jį valdė tuo metu? 3, 2, 1. Ta žmogų ar ją? Ta žmogų, kuris atvedė. Ta žmogų valdė, tai tas būtent, kur šamano tas interferentas, nežinau, bet aš matau, jo ten, bet būtent tam pakluso. Toks demonas, jo toks demonas stiprus. O tas tai tik tai bailys tiesiog buvo parsidavęs, labai parsidavęs, bet dėl ko ir vėl iš kitų gyvenimų kažkaip tai. Na, čia jau jo yra reikalas, jau jo yra istorija. Jisai kažkoks irgi kaip ir neturintis toks labai visiškai stabilumo tokio. Tačiau nebe mūsų, žinai, reikalas plysta. Ne, tai jo, bet aš noriu suprasti esmę, tiesiog už tai gilinuosi. Kaip tai ten buvo ir ką ten būtent gali padaryti, o paskui žiūriu kažkaip įveitalą. Maja iš karto nusikerta karminį ryšį su šitu žmogum, kuris tave atvedė pas tą šamaną. 3, 2, 1. Kirtau net nedvėjodama. Gali pajusti, kas tas žmogus dabar galėtų būti šiam gyvenime. 3, 2, 1. Aš turiu įtarimą, kad čia galbūt, nes jo siluetas išlindo čia toks vaikinas, kuris mane labai irgi skaudino gyvenime. Jis žaidė su manim kaip su marionetė. Tai aš turiu įtarimą, kad jisai, toks slidus, tas slidumas mane labai kažkodėl jį nukreipė. Kažkaip degt pradėjau, netgi taip karšta pasidarė. Net dėl žinokit. Nes tau žinai atsakymai atėjo, kažkaip išsirišo. Dabar visas dar sankaupas nuo to žmogaus, nuo to vaikino šiam gyvenime, visas susirenkia ir išsitraukia iš savęs. Visas emocijas užsistovėjusias dar likusias. 3, 2, 1. Jo, aš taip išsitraukiu viską ir jam į glėbį sukišu. Man šito nereikia. Ir viskas, pilnai jį atkerti ir nustumi toli. Keliauk su savo šūdu nuo manęs. Atsiprašau, kad aš taip ypatingai, bet... Dabar toliau tada sukomės tą veiksmą atgal iš to viso ritualo, iš tos patalpos, iš to atėjimo iki to šamano. Sukam atgal. Iki iš viso to informacijos sužinojimo apie tą šamaną. Jo, ir man toks vaizdas, kad aš
prie mamos, ant mamos, taip, žinai, mama guli ir aš taip kaip čia pasakyti, prigulus ant jos, prasme, rankas padėjus veidą ir o tas momentas, kai jis ateina ir, ale, aš tau galiu padėti, turiu sprendimą, taip ranką padeda ant peties. Mhm. Čia tas momentas, kai jis man duoda informaciją apie tą. Mhm. Sustabdai tą momentą. Stabdau. Ir dabar šoksi aukštyn, pamatyti visą situaciją iš šono, iš toliau, tolimesnį vaizdą. 3, 2, 1. Ir mano yra klausimas tau, kas surežisavo visą šitą spektaklį, kad tavo mama serga, o tau yra pasiūloma išeitis, nueiti pas tą šamaną. Čia yra surežisuota situacija, kas ją surežisavo tau. 3, 2, 1. Nu, man meta tą pirminį demoną. Demonas surežisavo. Nu, man jisai stovi. Taip, taip, taip. Jis toks, nu, galingas, jis toks, nu. Ar jį kažkas pasiuntė surežisuoti šitą? Ai, ta prasme, jisai pats dirba ir jisai turi bosą, kuris jam liepia. 3, 2, 1. Nu, aš nejaučiu, kad jisai būtų po kažkuo, tai kažkaip, kad jisai, kad visi jam klausto. Gerai tada. Okay. Gal Sonata mato kitaip? Ne, viskas taip. Gerai. Ne, jeigu matot, valio, tiesiog buvo patikrinimas. Gerai. Vadinasi, čia yra ir jos sumanimas. O kodėl jis būtent pasirinko tave, tas demonas? Gali netgi jo paklausti, kodėl būtent tau pasirinko padaryti visą šitą reikalą. 3, 2, 1. Ateina žodis naivumas. Toks jausmas, kad išvengia. Bet jis iš kur gavo informaciją apie tave arba kažkaip tave pastebėjo, pasirinko, ne, čia nerandom. Kodėl tave? 3, 2, 1. Kažkaip tai aš savo... Aha, kažkaip man rodo, kad per save, kažkaip aš labai... Oi, nežinau, kaip žodžius parinkti. Per tas skausmą, žinai, vat per tas baimės, vat matau krūtinę, man visą draskosi viduj, žinai, vat. Ir vat jam reikėjo va šito, vat kas ten. Jie užuodė kaip maistą tą energiją. Taip, kas tokio, jo. Tau supratau. Ok, tada. Gerai, išsiaiškinau šitą. Dabar pasižiūrėjau tada į laiko juostas, ar yra laiko juosta, kurioje tu gali išgelbėti savo mamą ir ją išgydyti be interferentų įsikišimo per šviesą. 3, 2, 1. Nu, kaip ir yra. Tada prisitraukim tą laiko juostą. Arba ją ją užkrauni energetiškai. O tas visas laiko juostas, kuriuose tu pasirašai kontraktus su interferentais šitoj situacijai, išlupi, iškerpi ir išdegini. Sunaikini. Ir pakeiti pasirinkimus padarai pagal tą laiko juostą, kurioje tu išgydai mamą be interferentų įsikišimo. 3, 2, 1. Jo, ir čia vėlgi gelbsti mums mūsų gamta, žolelės ir tinkamai parinktos ir jinai išgyja. Gerai. O ta dabar kontraktą, kurį Bet turi. palauk, kažkaip toks jausmas, žinai, aš žiūriu tą laiko juostą ir va čia bando kažkas pasislėpti toj juostoj. Kažkoks kaip pėdsakai jisai pasiliko savo, tuoj aš iškerpu.
Mhm. Kontraktą su juo reikia sunaikinti. Turbūt, kad, neina į, aha. Sunaikink su juo kontraktą dabar. 3, 2, 1. Sunaikinau. Jo, Va, ir ir referavo jisai. tas kėlė ir uždrausk jam turėti apie tave bet kokios informacijos ar justi tavo energetiką. Užsidedi tokią kaip apsaugą būtent nuo jo. Tai nebegali tavęs persekati. Gerai? Ar dar jau kažką dar reikėtų padaryti toj vietoj? 3, 2, 1. Tai jau nelabai suprantu, jis vis tiek man stovi. Reikia tau susigrąžinti kristalo dalelytę iš širdies, nes aš jaučiu ten, tu supranti tas visas galės, tu nežinojai, kad tu kaip ir žinojai, kad pati gali kažką padaryti ir pradėti gydyti. Tai ir buvo tam, kad tu pati moki, bet tau būtent tai ir užblokavo, tu per tą kančią ir nepasitikėjimą savimi atidavėjai tam tikrą kristaliuką širdies. Tai jisai turi tavo dalelytę, ne? Ir va taip negali dabar, aš matau tą visą laiką, mačiau tą tokį energetinį sluoksnį, kaip tu sakai, gal tai ir yra tas laiko juosta, kad tu esi viršui ir ten uždaryta ir į apačią tu nepatenki, bet iš apačios tu nepatenki į viršų, nes būtent to reikia, nes tu nepasitikį savim, tu nežinai, kad tu esi ten viršui aukšto lygio ir švarių energijų. Ir tu tiesiog ramiai atidavai kažkam kitam, nes tu užmetė atsakomybę, vis tiek tu norėjai, kad tau kažkas padėtų, supranti? Tai mums visiems čia taip, žinai, nes jau tau tas momentas, tu įsibalansavus, kiek įmanoma, jau ten dėl mamos pergyveni ir negali nieko padėti. Ir ta neviltis, būtent, kad kažkam tai tu tą savo galės, kad kažkas tai tau padėtų, būtent tame ir atiduodi. Sutikimas tame yra, supranti, kaip nori, kad kažkas kitas padėtų, tai tu iš karto atstumi save, va tą, kur yra viršui, virš tos juostos, laiko, kur yra švari, kad nemoku paaiškinti. Tai tu dabar drąsiai pasiimk tą savo kristaliuką, kad tu neatiduodi, tau nereikia kitų pagalbos. Ne ta prasme, kad negerbi kitų pagalbos, bet ta prasme grinai gydymo kaip va tokio, nes pas tave visos žinios yra. Aš tai sakyčiau, gal, kad jinai ir gali priimti pagalbą, bet jinai gali ir pati padaryti. Bet pati, tas yra sudėtingai suprasti, kad nepriimti, tai taip kaip ne iš ego, nepriimti, vėlgi. Tai ir yra priėmimas, bet kaip per save, sudėtinga tai išaiškinti. Aš suprantu, ką jūs svarbu, nes tai yra irgi, jeigu tu nepriėmi, tai yra, kaip ir tu sakai teisingai, iš ego, aš tipo vienas, vėlgi ne tą pusę. Bet tiesiog pasitikėjimas, kad tu žinai, kad tu gali, nes ten yra daug aukščiau, nes iš tiesų tai dėl tos priežasties ir dėl tos kristaliuko tą situaciją ir sukūrė. Supranti? Taip, aš suprantu. Pasitikėjimas sužlugdyti, būtent. Ir mums taip ir visą laiką daro per artimuosius. O iš tiesų tai dėl to, kad atimti kažkokią tai mūsų dalį. Ir labai greit mes tik tai ir atiduodam, nes ko labiau myli, to labiau atrodo ir gali pasiaukoti, jau čia prasideda viskas taip jau. Tai va taip ir gal. Bet aš kristaliuką vis tiek išvalau, kad jis nepaliktų savo pėdsakų ant jo. Labai gerai. Išsivalau ir aš. Įsitaurok, įsidėk atgal. Ir įsidedu. Ir dabar su širdim pašviesk, priimk save, tą, kur tą sluoksnį, supranti, padaryk tą tokį kaip kelią, nes jinai ten laukia tavo šviesi dalis, ta kita, žinai, kaip pasakyčiau, aukštesnis aš. Ir susijung turite. Ir esmė jo, kad įsileistum į žemės erdvę. Ten, tada ir išsigydo, net ir nėra, tada išsilygina visa šita situacija. Ir dabar gali regresuoti atgal, kad net nebuvo to įvykio.
Jo, Nes kažkaip tai taip ir, žinok, taip ir statosi tas scenarius, kad net nebuvo jokios ligos. Jo, natūraliai, tu jau pamatėjai, tai kokia čia dabar Jo, gali būti. Jau viskas, jau net ir negalėjo būti. kad Ale niekur nebuvo, aha, kad viskas gerai, jokių ligų nieko. Nu, va, kokios jūs šaunuolės. Eiktų savo. Aha, ir pasirūpink tą demoną būtinai išmesti. Jo. Taip, aš noriu biški pasvilinti labai. Jo, tu jį tau reikia labai atpažinti dabar, jo, tu dabar jį pasičiupinė gerai, kad šitam gyvenime irgi vėl neteitų. Kitom Taip, aš formom. vilinu, kad jis man smirdėtų iš karto, žinai, kad pagal kvapą aš atskirčiau ir išvarau savo elgesį. Šaunuolė. Ir paskui visus jo pakaliukus irgi 3, 2, 1. Siurblė Ingiui, tegu susisiurbė viskas, kas yra jo, ne mano, kad neužsiliktų niekas niekur už manęs ar prie manęs. Fū. Palengvėjo, ką? Jo, toks jausmas kvėpuot lengviau, net čips. Oi, geras. Oi. Dar, žinau, kažką iš galvos turi įsimesti, kažkokia dar programytė ten įdėta, dar užslėpta kažkas yra. Vau, iš karto man, kai pradėjau, kad nieko nežinai. Trečioje aky kažkas va ten dar yra. Padėta. Kažką ten turi. O dabar sujungta savo širdies kristalą ir pramušk į viršų. Ir į apačią vėlgi, kad, žinai, susijungtų naujai, nes va, jaučiu labai stipriai spaudžia. Trečia sužiūrėjau. širdies. Tos žinios, va tas pasitikėjimas, susigrąžink savo dabar visą energiją jo ir tą pasitikėjimą, kad užsikrauk taip stipriai, žinai, kad giliai eitų be jokių taip ramiai ir giliai ir užtikrintai iki pat žemės gelmių, iki va čia ir dabar, va iki žemės kristalo, savo visą tą lauką. Va, jaučiu, kad jau prateka, jau teka, nes būtent va toj vietoj stovi kažkaip tai ir man jau net taip, žinai, atrodo toj bombi. Reikia širdį su trečia akim apjungti. Su pasąmonė, su sąmonė, kad visas tas išjautimas labai sustiprėtų. Pramuši dar su telepatiniu kanalu apjungi. Nu, žodžiu, tą tokią harmoniją įvedi. Čia būtent bus tavo intuicijai, tavo išjautimui per širdį. Ir kad ta informacija irgi įtų teisinga, tu vat pajustų. Ir aš tai sakyčiau, leidžiamės pasižiūrėti pasitikėjimą dar Majos. Aha, taip. Aš tai tik išmetu tai, kas man atšoko nuo trečiosios akies, kai aš susijungiau. Ir dabar žiūrim, kas vyksta su Majos pasitikėjimu, kur yra Majos pasitikėjimas, ar irgi galbūt yra atskirtas kristalo gabaliukas, kažkur atimtas, ar kažkas manipuliuoja, kažkas valdo, kažkas įkiša nagus prie tavo pasitikėjimo savimi. 3, 2, 1. Nu, nežinau, čia pasąmoningai gal veikia, tu pasakai, kas kiša nagus ir aš tik nagus ir matau. Jeigu tie nagai ir veda dabar, kur parodo. Ir ištraukiu iš tų nagų, kas ten toksai stovi. Toks ar tokia. 3, 2, 1. Nežinau, čia ar čia protas veikia, ar čia aš pirmą kartą tokį matau kažkokį rankos tokios ilgos, kaip pas, negaliu sakyti pas beždžionę, ten ilgos tokios ir tie va nagai. Kažkoks iš čia nesuprantu, aš čia nežinau. Nieko tokio, kad nesuprantu, tiesiog apibūdint, kaip gali. Demono, demoninis kažkoks tai hibridas čia nesuprantu. Kažkoks tai toksai irgi jisai toksai šlykštukas.
Mėsinis, ne, tipo kaip demoninis, bet toks labiau. Taip. Kažkoks Kūn. gyvybinis. Aha, nu tai gal vis tiek demonas skaitysis, tik klasės kažkokios Aha. kitos nelabai matytas. Aha, o tu su juo turi kontraktą? 3, 2, 1. Jo, jis labai prie mano galvos lenda dar. Jisai taip per mano mintis kažkaip nesuprantu yra. Oi, kaip apjuodo man. Mhm. Duok smūgį. Iškart šaldai tą demoną. 3, 2, 1. Mhm. Yra tie kontraktai. Oi. Dėdės šalmą ant galvos, neprisileidi jokių Ai, manipulacijų jis tavo man mintis. kažką padarė. Jis kažką man padarė, man juoda pasidarė. Jo, tai va aš noriu irgi pasakyti, kad aš iš pat pradžių mačiau ir iškart jaučiau, kad buvo toks kažkoks momentas, kad tau kažkokios kitos civilizacijos suteikė kažkokias galės. Aišku, negaliu pasakyti dabar, ar čia tie manipulacija tų demonų ar visa kita. Ir tu turėjai galių, ar ne? Bet paskiau tu susižinojai, kad atėjo laikas, kad tu supratai, kad iš jų turi išeiti, tavo, siela pradėjo tobulėti ir pamatyti kitus dalykus. Ir jie tas galės atsijėmė. Ir tu praradai savo pasitikėjimą kaip savimi, nes tu kažkurioje tai reinkarnacijoje čia buvo. Ir tu negalėjai atrasti to, nes jau tavo tas, išmušė tą pamatą kartu su kaltėm. Gali net būti per sutikėjimu tenais, dasidėjo per tas kaltes, labai gražiai tu nuėjai į tą tikėjimą, man taip jaučiasi. Ir ten tave labai gražiai suvystė ir tu tas visas galės ir praradai, netradai, tiksliau nesusirinkai to, kas buvo tavo. Nes tu visą laiką paskui tave tai lydi, kad tau kažkas duoda ir tu turi kažkas nuo kito, bet ne tu pati. Vat kažkaip šitaip man taip jaučiasi. Mhm. O iš tiesų tai jie duodami savo, atėmė, supranti, tą tavo. Aišku, tu prašai, kaip mes visi einam į tam tikrą Gregorą ir nežinom, kad ten įdeda savo galės greitai, kad manipuliuot, bet mūsų galės atėma. Bet čia tas ir yra. Arba galima sakyti, užblokuoja, bet ir atėma, nes taip ir yra, tos kristalus atėma, įdeda kažką savo ir paskui juos ir darom, nes tos galios, aš čia galingas, o paskiau, ir atėma. Ir tu lieki be nieko, nesusigražinęs to, kas yra savo ir nežinai, kad tai yra tavo, kad tu iš vis kažkada tai kažką turėjai. Tu esi įpratęs ir tada tu supranti, kad tik tai kažkas tai kažkur tai prisijungęs, galiu gauti galių. Ir nežinai, kad tu turi pats savo dar didesnės galės ir gali pakilti aukštai ir susirinkti pats save ir turėti visas galės ir matyti iš to viršaus ir tas energijas valdyti ir juose gyventi ir viską daryti. Bet kažkur buvo toks momentas. Tai dabar tiesiog galim ir net nebūtina grįžti ten tą reinkarnaciją, nebent tave jau kažkur nuvedė. Tiesiog išsireikalauk dabar iš tų demonų ir vis tik aš matau kažkokią civilizaciją, bet negaliu pasakyti, kad tai buvo kažkokia. Tai jo. Ir jie tau buvo suteikę tiesiog, tai tu dabar jiem ramiai atiduok gražiai. Ir tegul jie tau gražina ir tu priimk tai, kad tu supratai dabar šitą dalyką, kad tu pati gali prisimti atsakomybę ir ieškoti, nes ieškojime, aišku, yra sudėtinga, sunkiau, bet tu dabar žinai, kas tai yra. Ir tu nori atgauti savo galės. Va čia dabar klausimas tau. Nebūtų, iliuzijos jau vėl. Ar iš tiesų to tiki? Va tas ir yra. Ar tu tiki, kad tu esi viena galinga be kažko tai? Taip, aš tikiu ir jis man užleido kažką į galvą, kai aš sakiau, kad aptemo jisai, kad aš galvočiau, kad aš negaliu, aš viską galiu. Taip. Geras. Dabar reikia eterinė erdvėje, kad aš viską galiu pati. 3, 2, 1. Aha, dar su koja tirptelėjau, kad aš viską galiu pati.
Jo, Jo. ir iš karto, Paleidi Jo. dulkės ir išsivalai visą tą tamsą, kurią jis tau užleido, visą tą energiją. Tiesiog dingsta, išgrynini, pertransformuoji. Nes tavo vidinė magija. taip, ir tu gali, ir tu turi ir dabar į viršų, ir kilk, ir susirink, ir tu pajaus, kaip tu viskas, kad tu daug gali, kad viską mes galim. Tik tai sakau, reikia pakilti iki tam tikro laipsnio. Įsigryninti. Ir visos baimės, taip žinai, kaip sukuriu, sukis ir visos iškrenta, sudega. Galima dar ugnį užleisti, jo saulės energiją, kad viskas, kas sukasi ir išdegtų, tiesiog išsigrynintų ir susirenkim save ir pajaus, kokia tu iš tiesų esi galinga be kitų. Ir vėl tas be kitų, tu supranti, ką tai reiškia. Tai yra, kad tu su visais, bet kaip ir kita prasme su visais. Kad tu Jo. pati viena esi pajėgi daryti, ką tik nori, bet tai nereiškia, kad tu turi viena viską ir daryti. Tiesiog Jo. tu esi pajėgi. Ir tu tą žinai ir tau ant to yra ramu. Bet tai nereiškia, kad tu būsi per gyvenimus viena pati ir viską darysi. Ne, visada bus kompanija kažkokia, palydovai gyvenimo ir draugai ir panašiai, su kuriais tu dalinsies patirtimis ir darysit viską kartu. Tai Tiesiog tiesiog tas pasitikėjimo va to savimi, žinai, va, žinojimo savo sugebėjimų, savo galių. Blemba, aš irgi šitą įsintegruoju informaciją. irgi tą patį, aš irgi tą patį darau, aš visą laiką irgi. Tai ko čia dabar kitaip ir mums visiems to ne pro šalį. Niekam, jo. Va. O dabar tas demoniakas užfrizintas yra, reikia mums jų atsikratyti. Užfrizintas, taip. Tai gerai, dabar tą kontraktą su juo jau tvarkai. Kažkaip buvo 3 kontraktai toks jausmas, o susigrąžinau 2 kristalus. O dabar šitame yra kažkas tai užslėpta. Tai ieškok, pareikalauk jo, kad tau grąžintų visas dalis, ką tavęs paėmės. 3, 2, 1. Aha, dar tokį kaip burbuliuką mažiuką kažką man grąžina. Tai aš tikrinsiu ir mano. Per setelį Jo, prasivalyti. per setelį pravarau, žiūriu. Ne, palauk, kažkas ne taip. Ne, jis čia kažką bandė pakeisti, bet aš pareikalavau, kad atiduotų mano. Pasivalink jį, Jo. kad negražiai žaidžia. Jo, atrodo, kažką grąžino, tai prasitelį praleidžiu. Man tai viskas lėtai vyksta, aš negaliu taip greitai. Tai kaip tau išeina, taip ir gerai viskas, tu neapsikrauk tau nieko. Galvok apie tokius dalykus, viskas normaliai. Taip. Aš labai patikrinu, ką aš susigrąžinu, kad nebūtų Gerai. jokių. Gerai, reikia. Taip reikia. Jo, dar Tas jau- jam duodu. Mm. Jo, Paskui- 3 susigrąžinau. Per ilgą darbą paskui automatiškai, supranti, tau jau viskas greičiau gausis automatiškai, tavo širdis iškart nuskanos, taip kad viskas yra gerai. Kuo dažniau nardysi, to iš karto bus viskas natūraliai. Princip. Gerai, aš susigrąžinau tos 3, naikinu kontraktus, deginu juos Šaunuolė. ir Ir viską siunčiu. Juodvar- Skylę. Šaunuolė. Ir aš visą laiką mėgstu jums siurblį, kad susisiurbtų viskas, kas ne mano, kas lieka nuo jo. Aš irgi taip darau. Nes Aš irgi Nes girdėjau, kai degini kontraktus, kad vis tiek lieka tie pelenai, žinai. Tai pelę susisiurbtų. Aha. Kad susisiurbė ir išsivalom.
padaryti? Šaunuolė. Nu ir dabar tą ryšį, pažiūrėkime, ar dar likęs yra tas bambagyslinis, kad prie motinos pasijungus būna. Kas čia per reikalas, ar čia tik šitoj reinkarnacijai tada bambagyslė tokia stipri laikos, ar čia yra daugiau reinkarnacijų problema? 3, 2, 1. Nu, aš tai dabar tą vaizdą ir matau, žinai, bet vėlgi, sakau, man sunku, ar čia protas, kad vat stovi mama ir mes su bambagyslėm sujungtos ir į tokią storą. Mhm. O klausk savo pasąmonės, ar visada tau būna toksai sujungimas, kiekvienoje reinkarnacijai toks storas? 3, 2, 1. Nu, ateina ne. Aha, tai čia tik tai šitoj reinkarnacijai. 3, 2, 1. Nu, jaučiu, kad gal tik šitoj. Gerai. Sonata, tu kaip jauti? Ar tu kažkur kitur? Aš dar biškį palauksiu, dar tegul jinai biškį pažiūri, gerai? Gerai. Tai gerai, tada tu, Maja, gali uždaryti jau visas tas erdves, kurias matei, gerai, grįžti į tą mūsų darbo burbulą, tai uždarai visas tas reinkarnacijas matytas, ane, ir visa kita, išlendi iš ten. Šindau. Aš tam burbulė jau mūsų. Labai gerai. Ir užveri gerai, kad, ta prasme, tas, ką matei. Uždariau tą, ką mačiau. Gerai. Ir dabar tame burbulė, jau kur yra tavo šio gyvenimo mama, kur mes visos stovim, bet tenais tada analizuoji, klausiu savo pasąmonės, kodėl jūs turite tokią storą bambagyslę. 3, 2, 1. Nežinau. Tylu. Niekas neateina. Man tai buvo pirmas jau mintis, kad jūs kažkuriam gyvenime buvo dvynės. O, blemba. Gerai, Sonata, patikrink šitą informaciją. Ar tai yra, ar taip yra teisinga, klausiam Majos pasąmonės, kad jinai ir jos mama kažkada buvo dvynės. 3, 2, 1. Mhm. Kaip Maja tau vibruoja? Man labai, man čiurpai laksto, belė kaip, žinok, negaliu. Mhm. Laksto ir aš, nu, turime, man labai ir žodžius pamečiau. Pamečiau žodį. Nu, labai, nebegaliu kalbėti. Viskas gerai. Tas Ką įsimsiu. dabar su ta informacija reikėtų daryti? Ar tiesiog, kaip mes turėtume su to tvarkytis? Kažkaip reikėtų iš tiesų išsiaiškinti, kaip, nu, globaliau, kas tai yra sielos, ne sielos, dviniai. Kad suvokti, va, tai sielai, kaip tai paleisti ir kad tai reikia, nes tai yra labai sudėtingas dalykas. Dabar va, paimti iš nežinojimo, nesuvokimo, atkirsti, nu, yra labai skausminga, nes tu gali ir pats išeiti iš paskos. Už tai sakau, kad jinai labai susivienius jautėsi. Jo, nes ta bambagyslė labai tokia stora, stipri, tokia, ji nėra labai tampri, ji tokia, vat. Gerai, keliaujam tada į tą gyvenimą, ne, tą reinkarnaciją, kurioje tu su savo mama esate dvynės. 3, 2, 1.
Oi, net šiurpai nubėgo. Čia, žinok, toks vaizdas dabar, nežinau, kiek iš teisingas ar iš čia perkreiptas, kad mes suaugusios su ją. Į vieną netgi. Taip, Na, aš irgi tą kažkaip pajaučiu, kad sakysi. kažkaip tai, jo, kažkaip aš galvau, kad parodys 2 vaikus, bet rodo vieną, kaip čia pasakyti, vieną kūną, bet mes Jo. dviesi. Žinai, kai būna suaugę, vat, Siamo dvyniai, ar kaip jie ten vadinasi. Nu tai jo, Siamo dvyniai, jo. Suaugę. Tai- O tai per kurią vietą jūs esat suaugusios, per kūną? Ir per galvą? Kaip tai galva, kažkaip galva. Galvą sulipusios, ar ne? Bet toks jausmas, kad visa pusė mano su jos, palauk. Jo galva tikrai, bet ir kūnas kaip ir suaugęs. Sulipusios, ar ne? Aha, kažkaip va taip, pusė manęs, pusė jos. Ir mes va taip va, toks jausmas suklijuotos, žinai. Šią pusę esu suklijuota per kairę ir per dešinę. Aš esu palauk, kaip čia dabar, per kairę pusę. Ne, palauk tai. Mėtausi. Tai gal nieko tokio. Jeigu labai mėtais, tai paleisk. Ne, mėtausi, žinok, tai atrodo ta, tai atrodo ta. Nesvarbu tada. Kodėl dabar jums taip iškrito, kad jūs gimėte kaip dvynukės ir dar tokios suaugusios? Kodėl taip nutiko? Ar čia yra kažkas iš sielos ryšys yra? Ar čia yra kažkieno pakišta tokia situacija, sukurta specialiai? Nu, nežinau, vėl atėjo pirmas žodis magija. Vajė. Gerai, kada ta magija? Žinai, ir toks jausmas, kad galbūt ta mama užsiiminėjo kažkaip va toks jausmas, ar Nes vaikų labai norėjo. turbūt ir va jinai gavo va tokį tą vaiką, tuos vaikus tokius, toks jausmas. Jo, 2 sielas į vieną. Vienu metu, kai magija padarė neteisingai ir iš to viso ego, ir 2 sielos susijungė. Kažkaip jo, va kažkaip. Jo į vieną ir tas babach kažkas tokio vagavosi. Eiksa. Ok. Ir gavosi, kaip gavosi jo. O jūs kaip sielos buvot atsitiktinai parinktos ar labai specialiai parinktos? Čia buvo, ta prasme, kodėl būtent tave ir būtent va šitą sielą? Taip tu atsiradai. Čia buvo atsitikti, ta prasme, tiesiog random paėmė, kas pakliuvo. 3, 2, 1. Man tai jaučiasi atsitiktinai. Aš jaučiu, kad aš tiesiog ieškojau kur ir mane tarytum kaip įtraukė, žinau. Kur tai kažkaip čia ir tas tiesiog va turėjo, kaip sakai, ant vienu keliu, vienas ten, kitas ten turėjo būti, o čia babacht ir va taip pagavo. Ar ilgai jos išgyveno taip suklijavusios? 3, 2, 1. Man ateina skaičius 16. Ar 3, 2, vat nežinau, irgi vat dvigubinasi, matai, nežinau, vat mėtausi. Sonata, ką jūs matot? Tikrai ne 32. Mergina. Jau tautinčiam. Max 16, man atrodo. Ar skaudi jai buvo, nu vat, gal negerai klausiu. Ai, neįsirašė kažkokios tos traumos kažkokios dėl vat, to gyvenimo, tos netekties, nu, nes vis tiek vat, tas, vat, kad mirė tokia jauna ir panašiai. Nes kodėl jinai dabar taip skuba gelbėti tą mamą, kuri tada buvo sesė? Kame va čia vat, ar yra kažkokios įsirašę programos ar
Mm. Taip, Emocijos. taip, įsirašė be abejo. Nes tai kaip susitapatinimas. Vis tiek jos viena prieš kitą jausdavosi kaltos, kai gyveno, tipo, vat atsiskirsi ir pykosi, ir kaltos, ir visko ten buvo, nes, sudėtinga yra labai, vis tiek sielos, Sunkina viena kitos gyvenimą, ne? taip, absoliučiai labai sudėtinga jau. Mhm. Visko gi buvo ir viena nuo kitos pabėgti negali, tu vieną kitą jauti. Tu ką galvoji, tą jauti, tu įsivaizduoji, kaip. Nežinai, tu save jauti, ar tu ją jauti. Nu, klausykit, turim dabar anuliuoti visą tą situaciją. Į tą magiją reikia grįžti, kad jos ten tiesiog nepatenka, nes normaliai tiesiog, kad eina ten, kur kažkur, tai vėl kažką ten reikia padaryti, važiuoti. Informacija irgi, kad neužsiminėti tokią magiją, kad tai bus blogai. Perduokite į burbuliuką. Informacinį. Ir sukam laiką atgal, kad jinai net nedarytų tos magijos. Kad ji man tokia graži moteris buvo. Tai, žinai, dar labiau kerta tada, kai graži ir vaikų, žinai, nori, bet negali turėti. Ir dar tokį vaiką gavo, tokius vaikus gavo, kaip pati tokia graži. Ir realiai pasigadino, ne, dar labiau. Žinai, ką aš matau? Žinot, Aha. ką aš matau dabar? Dabar jinai tiesiog, kažkas tai pagimdė tuos vaikučius, ar ne? Tas sielas. Ta ir sesė, ir ta, ir tiesiog jinai įsivaikino. Ir turėjo dvi normales. Nedarė tos magijos ir tiesiog gavosi taip, kad ten tų tėvų situacijos buvo, kad jinai kartu galėjo auginti ir niekas nieko, nieko ten labai gražu gavosi. Visi kartu kažkaip įsivaikino, ar ten, žodžiu, nenoriu per daug gilintis. Naujos kurti. Tiesiog. Ne, nereikia. Tiesiog energetiškai iškrauni tą situaciją, tą laiko juostą, kad vis dėlto tokį pasirinkimą padarytų. O tą baisi su magija ir tom semadvinėm iškerpam. Ta prasme, išlydom, žinai, su šviesa. Kad nebebūtų aktyvi ta situacija. Tas veiksmas, tas scenarius, kad jis nebebūtų aktyvus. Bet kažkaip pabandau atsukti, nusukti, išdeginti ir man vis tiek tas lapšys su tais vaikais. Gerai, dabar pasižiūrėk, ar buvo kažkaip įrašyta į matricą ar užprogramuota, kad turi... Kažkas tai jo yra, čia kažkas yra. Aš tik jaučiu, kad mano siela labai norėjo iš to kūno ištrūkti, labai norėjo. Ar čia yra į tavo kompiuterį rašyta, į tavo tuometinės mamos, ar į tavo tuometinės sesės 3, 2, 1, ant kurios čia pagrindė? Aš savo įsirašiau labai kažkaip tai. Man buvo įrašyta jo. Tada nebereikalo tu ten turėjai. Jo, tu kažkada irgi magiją buvai užsiiminėjus, tau kažkaip tai susitapatino su tą pačią magiją kažkuriam gyvenime tu prieš einant į tą sielą jau kaip ėjo, prieš tai gyvenimuose buvai kažką panašaus darius ir ta pati vibracija tave pritraukė. Ir tau įsirašė, nes tai buvo irgi tavo dalis tam tikra, nes tu tai susijus buvai. Pati prisidirbai, pati gavai ant galvos, taip sakant. Jo, pritraukė tos vibracijos, jo, nes vis tiek tai ne taip paprasta pritraukti. Viskas gerai. Dabar iš to kompiuterio ištrini visus tuos įrašus. Tos programas, kaip turi būti. Ištrini, pakeiti, kuo nori. Kažkaip, žinai, aš trinu ir aš matau, kaip tie du kūnai atsiskiria. Ir tampa du kūdikėliai. Kaip gražiai. Ir tokie gražūs kūdikėliai. Kaip gerai.
Tokia Išsitrink faina. iš vis visą informaciją apie pas Semą dvynius, apie tokią patirtį. Išsitrink iš savęs. Ištryniau. Visas emocijas, visas traumas išsitrink. Išsitrauk. Užpildyk su šviesa. Nereikia tau nešioti. Ta išmintis, žinai, iš šių jinai liks. Bet to visą bagažą tokį, vat, jo nereikia. Sunku, sakykim taip. Išmeti ir prisidėti. Gerai, einame tada iš tų reinkarnacijų 3, 2, 1. Dabar Maja grįžta prie savo dabartinės mamos. Aha. Bagislė, abidvi, pasidalint su informacija, ką tu matei, ką sužinojai. Ir abidvi kartu susitarusios tą bambagislę nukerta. 3, 2, 1. Bet žinok, toks jausmas, kad jos nebeliko, kad mes tiesiog stovim už rankų susikibusios. Dar geriau. Šaunuolės. Jo, mes tiesiog stovim susikibusios rankom. Padirbėjom, ne tas žodis, žinokit. O. Jo, čia labai rimta informacija, iš tikrųjų labai gera čia gavosi.